protesto prieš antivalstybinių jėgų ardomąją veiklą Lietuvoje ir valstybę žeminančią vidaus ir užsienio politiką mitingą teigiame: šiandien iš pietryčių Lietuvos regiono savivaldybių administracijos ir viešųjų įstaigų nuosekliai šalinami ir išstumiami Lietuvos Respublikai, o ne Lenkų rinkimų akcijai lojalūs pareigūnai ir darbuotojai. Naikinamas iki mokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų su mokojamąja valstybinė kalba lietuvių kalba tinklas ir sabotuojamas valstybės kalbos mokymas nelietuviškose mokyklose. Atvirai ir sąmoningai pažeidinėjant Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatą dėl lietuvių valstybinės kalbos statuso ir jos vartojimą viešoje erdvėje reglamentuojančius teisės aktus, vietovardžių ir gatvių pavadinimai pietryčių Lietuvos regione provokuojamai rašomi nevalstybinė kalba. Pareiškėme: šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą ir Lenkų rinkimų akcijai neteisėtai tapus parlamentinę partiją bei šalį valdančios partijų koalicijos dalyvę, Lietuvos valstybė ir valdžiai keliami vis nauji tautinę ir pilietinę nesantaiką, kurstantis provokaciniai reikalavimai. Šiuos reikalavimus remia Lenkijos Respublika, kurios vadovybė pažeisdama tarptautinę teisę daro šiurkštų politinį ir diplomatinį spaudimą Lietuvai ir atvirai kišasi į jos vidaus reikalus. Patenkinus nepagrįstus Lenkų rinkimus akcijos keliamus reikalavimus būtų dar labiau išplėsta ir juridiškai sustiprinta faktiškai jau dabar egzistuojanti pietryčių Lietuvos autonomija ir sukurtos prielaidos ateityje įgyvendinti autonomininkų prieš 2 dešimtmečius nepasiektą tikslą atskirti nuo Lietuvos jos teritorijos dalį. Patenkinus Lenkų rinkimo akcijos keliamą antikonstitucinį reikalavimą oficialiuose dokumentuose rašyti asmenvardžius ne tik valstybinė, bet ir kitomis kalbomis būtų paneigtas konstitucinis lietuvių kalbos kaip valstybinės statusas, o Lietuva taptų šalimi, kurioje pradėtų veikti kitų šalių valstybinių kalbų jurisdikcija. Įgyvendinus Lenkų rinkimų akcijos reikalavimą rašyti vietovardžių ir gatvių pavadinimus nevalstybinėmis kalbomis būtų iš esmės paneigtas lietuvių valstybės teritorinio vientisumo principas, faktiškai pripažįstant, kad pietryčių Lietuva nėra istorinių Lietuvos etninių žemių dalis. Nusileidus Lenkų rinkimų akcijai reikalavimui neribotam laikui atidėti suvienodintą lietuvių kalbos valstybinį egzaminą, visų šalies mokyklų abiturientams valstybinę kalbą gerai mokantys šalies moksleiviai būtų diskriminuojami stodami į aukštesnės pakopos lavinimo įstaigas ir šalies darbo rinkoje. Reikalaujame netenkinti antikonstitucinių Lietuvos valstybei keliamų Lenkų rinkimų akcijos reikalavimų. Teisinėmis priemonėmis užkardyti Lietuvos Respubliką nukreiptą ardomąją Lenkų rinkimų akcijos veiklą. Būtina panaikinti jos atstovų neteisėtai įgytus Lietuvos Respublikos Seimo narių įgaliojimus ir Lenkų rinkimų akcija kaip legaliai veikiančios antivalstybinės politinės partijos juridinį statusą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ponas Zenonas Vaigauskas turi prisimti politinę ir teisinę atsakomybę ir būti atleistas iš pareigų už šiurkščius Lietuvos Respublikos konstitucijos ir Seimo rinkimų įstatymo pažeidimus. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras ponas Linas Linkevičius ir švietimo ir mokslo ministras Darius Pavalkis turi būti nedelsiant atleisti iš užimamų pareigų už Lietuvos valstybės ir jos piliečių interesams kenkiančius veiksmus ir tautos bei valstybės garbės ir orumo žeminimą šalyje ir užsienyje.